Pievose ir pakelėse, kur saulė glosto geltonus pienės žiedus, o mėnesienas slepiasi po žemėmis, auga dvi galingiausios šaknys – pienės ir varnalėšos. Senovės protėviai žinojo, kai jie sumaišai, gimsta tikras eliksyras. Receptas perduodamas iš kartos į kartą. Pienė valo kūną lengvai, tarsi saulės spindulys, švelniai išsklaidydamas toksinus, o varnalėša sunkiai, tamsiai, kaip mėnulio šešėlis, giliai traukdamas nešvarumus iš žemės gelmių. Dvi jėgos susijungia – diena ir naktis, šviesa ir tamsa, kad gydytų visą kūną, grąžindamos harmoniją ir stiprybę. Pienės šaknis – saulės dovana, pilna vaistingų medžiagų. Inulino, prebiotiko, maitinančio žarnyno bakterijas, taraksacino, stimuliuojančio kepenų detoksą, polifenolių ir antioksidantų, kovojančių su laisvaisiais radikalais, kalio, palaikančių širdies ritmą, vitaminų A, C, K, stiprinančių imunitetą ir odą. Jie gydo daug ligų, kepenų sutrikimus kaip hepatitą ir cirozę, inkstų akmenis ir šlapimo takų infekcijas, diabetą mažindama cukrų kraujyje, hipertenziją stabilizuodama spaudimą, odos problemas, egzemą, aknę, psoriazę, valydama kraują, virškinimo bėdas, gastritą, vidurių užkietėjimą, pūtimą. Varnalėšos šaknis – mėnulio jėga, turtinga arktigeninu, slopinančių vėžinių ląstelių augimą, lignanais, antioksidantais saugančiais nuo uždegimų, inulinu, gerinančių žarnyną, polifenoliais, valančiais kraują, beta-sitosteroliu, mažinančių cholesterolį. Jis sunkiai, bet galingai kovoja su ligomis – onkologinėmis, krūties, kasos, kepenų vėžių kaip papildoma pagalba, artritu ir reumatu, mažindama sąnarių uždegimus, prostatitu ir adenoma vyrams, grąžindama potenciją ir harmoniją meilėje. Odos ligomis – dermatitu, furunkulais, niežais, diabetu ir metaboliniu sindromu, virškinimo opomis, kolitu, Krono liga. Kai sumaišomos, pienės švelnumas papildo varnalėšos gilumą, mišinys stiprina imunitetą nuo virusų ir infekcijų, valo organizmą nuo toksinų, šlakų, sunkiųjų metalų, saugo širdį nuo aterosklerozės ir aritmijos, stiprina kaulus nuo osteoporozės, gerina nervus nuo nerimo ir depresijos, gydo žarnyną nuo dirgliosios žarnos sindromo ir parazitų. Protėviai ruošdavo arbatą, džiovintas šaknis užpildavo vandeniu, virindavo lėtai, kad jėgos susilietų, ir gerdavo rytą vakarą, kad kūnas taptų stiprus kaip žemė.